Tokią progą mes dabar apsilankėm Palangoje. Klausimas natūralus jums aišku iškyla. Ir atsakymas į tą klausimą būtų toks, kad reguliariai sykį maždaug į mėnesį Seimo liberalų frakcija, kad nesėdėti tarp keturių sienų ir neatitrūkti nuo žmonių problemų, organizuoja tokius frakcijos posėdžius išvykoje. Tai paprastai yra paimama viena ar kita Lietuvos apskritis. Šį savaitgalį, šį penktadienį ta apskritis buvo Klaipėdos ir važiuojam, susipažįstam su vietinėmis problemomis, po to sėdam visi prie apvalo stalo, apšnekam šitas problemas, nusprendžiam kokius konkrečius veiksmus daryti ir dirbam. Dabar Klaipėdos zona pakankamai didelė, Skuodas, Kretinga, Palanga su Šventaja, Klaipėda, Klaipėdos rajonas, Gargždai, Šilutės rajonas ir taip toliau. Mes pasidalinom po visus tos rajonus. Į Palangą atvažiavom mes du su Juozu Matulevičium, buvo dar ir Dominykas Velička. Ir apaišėm pakankamai didelį kiekį kolektyvų ir susipažinom su pakankamu kiekį problemų. Konkrečiai buvom nuo 8 valandų policijoje vietiniai. Nuo 9 valandų buvom susitikime su tokia, kaip čia jos pavadinti, verslininkai, asociacija Svetingas šeimininkas, tai yra tie žmonės, kurie nuomoja savo turimas patalpas poilsiautojam. Buvo susitikimas su ligoninės kolektyvu 10 valandos, pusę 12 buvom vaikų sanatorijoje Gintaras. Ir pusę 1 buvom psichofiziologijos ir reabilitacijos institute Palangoje. Štai visa mūsų programa apsilankymų. Ir dabar pamatėm, kom Palanga kvėpuoja. Man tiesą sakant, tai nėra visai naujiena. Juozas Matulevičius įsigilino į sveikatos apskrities reikalus, nes iš tikrųjų ir ligoniniai buvo, ir vaikų sanatorijoje, ir mokslo tyrimo institutė, kuris surištas labai glaudžiai su sveikata. Ir jam iš tikrųjų tų vietinių problemų čia bagažas prisikaupė didelis. Gal nežinau, ar verta vardinti, kaip manai, Vaida, konkrečiai? Aš manau, kad man būtų įdomu sužinoti, kokios tos pagrindinės problemos svečio akimis yra, nes jūs vis tiek... Gal pasidalinkim taip, medicinos įstaigos tu, o kitas įstaigos aš yra, tai aš turiu policija ir asociacija, o tu tai kita. Tai gerai, buvom policijoje, susitikimas toks. Pirmiausiai pasveikinau su artėjančia Angelų sargų diena. Ir šita diena nebuvo tokia paprasta, todėl kad yra 70 metų nuo to, kai 32 metais Kaune įsikūrė 10-oji judėjimo kuopa. Tai yra autoinspekcijos prototipas. Nuo to skaičiuojama autoinspekcijos amžius ir ta autoinspekcija dabar yra 70 metų. Na tai va, pasveikinom policiją su Angelų sargų diena ir pasveikinom konkrečią autoinspekciją su 70 metų ir klausėm jų problemas, dalinomės informaciją. Problemas iš tikrųjų teisėtvarkos srityje susikaupusios didelės ir pagrindinės priežastys tos problemos yra sekančios. Jų, sakysim, darbuotojų skaičius ir finansavimas priklauso pagal policijos departamento metodiką nuo pastovaus gyventojų skaičiaus. Palangoje šita metodika iš tikrųjų neturėtų būti taikoma, todėl kad yra vasara pulsuojantis gyventojų skaičius. Tai išauga gal 10-eriopai. Ir įsivaizduokit, jeigu policininkų yra 17 000 gyventojų, kaip jiem yra sudėtinga susitvarkyti su, tarkim, 250 000 gyventojų, kurie būna per savaitę. Tai praktiškai neįmanoma. Visos problemos iš čia ir kyla iš tikrųjų. Ir aišku, kažkiek pagalbos iš Respublikos Palangos komisariatas policijos gauna, tačiau ta pagalba akivaizdžiai nepakankama, tai yra viena. Antra, ta pagalba yra tokio gaisro gesinimo pobūdžio. Apie tą pagalbą yra sužinoma kažkur Liepos vidury, rugpjūtį ir iki to laiko policijos komisariatas kybo nežinioj. Bus pagalba, nebus, susitvarkysim, nesusitvarkysim. Birželio mėnesį papildomą finansavimą, tą, kuris reikalingas apgyvendinti papildomom policijos pajėgom,
garantavo savivaldybei, jis skyrė 40 000 litų. Liepą ir rugpjūtį dengia jau iš valstybės rezervo 100 000. Tačiau žinia apie tai, kad tai įvyks, buvo tik tai praktiškai rugpjūčio pradžiai. Visą Liepą policijos komisariatas kabojo nežinioj, dirbo skolon, bus padengimas pinigų, nebus. Na, nuo to, aišku, įvaizdis Palangos kentėjo. Iš tikrųjų, pakankamai daug viešosios tvarkos pažeidimų ir nusikaltimų atveju yra registruojama. Ir toks policijos komisariato neparemimas iš Respublikos ir kabojimas nežinioj, tokiam kurortiniam mieste iš tikrųjų yra neleistinas. Transporto tikriausiai bėdos, ar ne, didžiulės? Buvo paliestos transporto bėdos. Na, aš manau, čia buvo savivaldybės klaida, vis tik tai, kad buvo atviras įvažiavimas. Vicemeras Garlis dalyvavo šitam susitikime. Jis paaiškino motyvus, kodėl vis tik tai buvo į miestą paliktas atviras įvažiavimas. Jie ten turėjo pakankamai daug problemų. Iš kitos pusės norisi daugiau ir poilsiautojų pritraukti, bet kiek aš supratau, pagrindinė priežastis buvo ta, kad vis tik tai neplanuotas toks didelis srautas poilsiautojų, nes oras buvo iš tikrųjų palankus poilsiavimui. Tai buvo ir šita problema paliesta, bet pagrindė iš tikrųjų tai yra jėgų trūkumas ir papildomų jėgų finansavimo trūkumas. Dabar, kiek man teko bendrauti Seime ir vyriausybėje tais klausimais, policijos departamentas savo pažadą įvykdė. Jie šių sekančių metų biudžeto projektui buvo pateikę atskirą eilutę viešosios tvarkos palaikymas kurortuose, atskirą programą. Tos programos suma berods buvo apie 870 000 litų. Tačiau vidaus reikalų ministras nuėjęs pas finansų ministrę to finansavimą negavo. Ir šiai dienai klausimas dėl viešosios tvarkos palaikymo kurortuose, Palangoje konkrečiai kitų metų vasarą, lieka atviras. Na, iš savo pusės aš galiu garantuoti tik tai tiek, kad dabar biudžeto projektas ateina į Seimą ir aš Seime dėsiu tikrai visas pastangas, kad būtų atskira eilutė ir papildomas finansavimas gal visiems Lietuvos kurortam, galbūt tiem, kurie pulsuoja daugiau vasarą Palangai arba Neringai, bet kad papildomas finansavimas iš tikrųjų turėtų būti. Motyvų tam iš tikrųjų pakanka. Tiek prokuratūra, tiek policija su darbo krūvio vasarą patys savarankiškai be Respublikos pagalbos susitvarkyti yra nepajėgus. Ir tą problemą mes šiandien pamatėme. Dar būtų įdomu sužinoti, kokioj stadijoje yra kurorto įstatymas, apie kurį užuomazgas, man atrodo, žiemą mes jau kalbėjome. Kurorto įstatymas yra labai neaiškioj stadijoje, todėl kad mano asmeniniu įsitikinimu tokio įstatymo nereikėtų. Aš padariau tokią iniciatyvą, kad Lietuvoje atsirado galų gale teisiškai įstatymais įtvirtinti kurortai, tai yra kurortų sąvokai buvo įvesta, ir pripažinti kurortais 4 miestai: Neringa, Palanga, Druskininkai, Birštonas. Dabar reikėtų ne tai, kad vientiso kurorto įstatymo, dabar reikėtų visos eilės įstatymų korekcijos, kad kurortam būtų pakankamai palankios sąlygos vystytis. Šiai dienai, noriu pasakyti, nors biudžeto formavimo metodikoje, savivaldybių biudžeto formavimo metodikoje yra šiokios tokios pataisos dėl kurortų, bet ši problema iš esmės yra nesprendžiama. Tai apie policiją viską pašnekėjom ir sutarėm tam tikrus konkrečius žingsnius, kuriuos mes vykdysim. Sekantis susitikimas buvo su, sakysim, smulkių verslininkų asociacija Svetingas šeimininkas. Iš tikrųjų, mano supratimu, šita asociacija yra be galo svarbi Palangai, todėl, kad tai yra jau judėjimas, kaip vadinkim, iš apačios, ne iš viršaus sąlygotas. Patys žmonės susijungia asociaciją, siekdami pakelti paslaugų kokybę, nuomos paslaugų kokybę, poilsiautojų apgyvenimų paslaugų kokybę. Ir jie galvoja, kokių priemonių imtis, kad situacija mieste, turistinis patrauklumas mieste gerėtų. Na, mes pasidalinom žiniomis apie buvusią patentų sistemą ir būsimą verslo liudijimų sistemą. Mano supratimu, vėlgi, dar šiek tiek atitrūkimas, vadinasi, jeigu detaliai žiūrėti, tai buvo galima dirbti 2 patentais, tai yra patalpų nuoma ir apgyvenimo paslaugos.
Na, apgyvenimo paslaugos tai yra tas, kas priklauso lyg ir pagal turizmo įstatymą priimant žmonės tvarkyti, o patalpų nuoma turėtų būti tokia daugiau, nesusijusi su apgyvenimo paslaugom. Tačiau, kaip nekeista, Palangoj tik tai 4 žmonės per vasarą buvo išsipirkę apgyvendinimo paslaugų patentą. Visi kiti buvo išsipirkę patalpų nuomos patentus. Jo. Klausiau, kokios čia priežastys. Jie pasakė, yra pakankamai aukšti reikalavimai keliami savivaldybės, kad atitikti turizmo įstatymo lygmenį. Na, gaisrininkai konkrečiai, higieniniai reikalavimai ir taip toliau. Mano supratimu, savivaldybė padarė vieną klaidą. Jie finansiškai tos patentus padarė lygius. 800 litų per mėnesį tiek apgyvenimo paslaugos, tiek patalpų nuoma. Tai visi, aišku, nuėjo tuo lengvesniu keliu į patalpų nuomą. Nes jiems nereikia jokių papildomų reikalavimų, jie išsiperka tą patentą, jie vienodos kainos. Mano supratimu, savivaldybė turėjo padaryti diferenciaciją tų patentų ir tiem žmonėm, kurie pasiryžę įvykdyti pakankamai aukštus kokybės reikalavimus, patentas turėjo gerokai būti žemesnis. Kitaip sakant, apgyvendinimo paslaugos patentas turėtų būti žymiai žemesnis už patalpų nuomos patentą. Pasveikinom su turizmo diena pasaulinė, kuri šiandien yra kaip tik. Ja, tai čia kaip sutapimas. Ir iš tikrųjų pašnekėjom apie visą eilę Palangai aktualių dalykų, ne tik asociacijai Palangai. Susitikime dalyvavo vicemeras Garulis, susitikime dalyvavo Finansų ir ekonomikos komiteto, miesto komiteto, tarybos komiteto pirmininkas Vytas Talmokas ir vyko pakankamai gyva diskusija tais klausimais. Tai vis tik pati opiausia problema. Ar įmanoma kažkaip tai artimiausiais metais išvengti tų pakelėje stovinčių piliečių su, man atrodo, kad tai vis tiek kalbėjot, ar ne? Gal porą žodžių Vytas. Kadangi šiuo atveju, sakysim, konkrečiai pirmu atveju, kai susitikom su policija, daugiau, kadangi tai yra finansuojama iš valstybės biudžeto, savivaldybė mažai ką gali kištis, mes tik tai galim padėti tiek, kiek jie prašo ir tiek, kiek matom, kad miestui yra reikalinga, nes tai labai svarbi vieta tuo atveju, kad būtų žmogus saugus Palangos mieste. Atvažiavęs į Palangą, jisai neturi bijoti, kai jam pavogs mašiną, pavogs daiktus, jį apvogs, sumuš ir taip toliau. Tai vien iš to yra labai svarbu, kad miestas tam padėtų, bet biudžetas yra per mažas šiai dienai, kad galėtų pilnai tą viską kompensuoti šitą dalyką. Kas liečia antrą susitikimą ir kalbą su vietos verslininkais, kurie užsiema butų nuomą arba turistų apgyvendinimą, aišku, iškyla daug klausimų, kuriuos jau gali savivaldybė padėti. Ir tuos klausimus reikia pradėti spręsti ne taip, kaip mes visą laiką pradedam spręsti, kai atsiranda, tiksliau prasideda balandžio vidurys arba gegužės pradžia, mes pradedam mėginti spręsti sunkius problemas kurortui. Jūs reikia pradėti dabar spręsti ir mes apie tai kalbėjom. Ir aišku, visiems pirma kliūva tas dalykas, tai yra stovėjimas pakelėse. Dėl to dabar surinkus, sakysim, komitetams reikia šiandien konkrečiai iki naujų metų jau priimti sprendimus, kurie būtų, kaip viskas tai turėtų atrodyti. Variantai yra keli, vieni yra surasti vieną vietą, sakysim, prie įvažiavimo į Palangą, antra vieta lygtai tokia turėtų būti prieš restoraną Alita, laisvą vietą, kur vienoje vietoje suvažiavę, sakysim, tie, kurie teikia tokias paslaugas, atitinkamai galėtų jas teikti, o padaryti reklamą per Lietuvos televiziją ir prie įvažiavimo, sakysim, Didžiojo žiedo, prie Klaipėdos, prie Viaduko, prie Palangos, žmogus drąsiai važiuodamas iš Palangos žinotų, kai yra tokia vieta, kada atvažiavęs, jisai sustojęs, prieėjęs prie konkretaus asmens, kuris tai atlieka, konkrečiai galėtų dėrėtis ir priimti tą paslaugą. Tai gal būtų padėjimas išvengti šito dalyko kaip stovėjimas pakelėse. Aišku, tai ir bus gal padaroma ne su vienais metais, tiek atsiras kažkoks tai kiekis žmonių, kuris galvos, kad taip yra geriau, bet jeigu padarysi tą viską teisingai, tai ir tą pradėti. Ir tam visi labai pritarės. Jo, bet ir asociacija kėlė ir kitas problemas. Ne tik šita problema yra pagrindinė, kad pakelėse daug žmonių stovi, bet yra paslaugų reklamos problema. Ir tai buvo pakankamai stipriai paminėta. Tačiau jie pripažino, kad savivaldybė šitoj srityje yra pakankamai daug nuveikusi, ten gal FAR lėšų sąskaita, gal kaip, bet vis tik tai yra suburtas žmonių kolektyvas, pravesti mokymai, yra išleistas tikrai neblogos kokybės reklaminis leidinukas, berods ar 5000 egzempliorių.
Na, aš manau, kad jeigu rimtai užsiėmus jo platinimu, to 5000 egzempliorių bus mažoka. Bet tai čia savivaldybė turi verslo rėmimo fondą, galės skirti lėšas pakankamai kilniam tikslui. Ir dabar dar tada papildysim. Antras toks klausimas tai buvo vis dėlto, ką jie šiais metais pamatė, tai yra tas dalykas, kad vis dėlto daug žmonių atvyko iš Rusijos, atvyko iš Baltarusijos, atvyko iš Latvijos. Esmė, kaip komiteto, sakysim, finansų biudžeto komiteto pirmininkui, reikėtų padaryti viską, kad atsirastų eilutės savivaldybėj, sakysim, arba ten, kur yra plėtra, sakysim, turizmo plėtra Palangos mieste, kad būtų skirta pradžiai, kol įsibėgės šitą asociaciją, kad jie daugėtų žmonių narių, norinčių ją įstoti ir matyti, kad tai veikla yra tikrai duoda rezultatus, sakysim, tos asociacijos nariams, skirti biudžetų tam, kad jie galėtų išvažiuoti į parodas, kad ir prie mūsų, sakysim, stendų, kurios vyks Baltarusijoje, Maskvoje, Leningrade, Sankt Peterburge arba Rygoje, turėtų pradžiai įsileisti bukletus, kad jie galėtų ten nuvykti ir galėtų save reklamuoti ir mėginti pritraukti poilsiautojus. O tai yra pinigai Lietuvai, pinigai Palangai. Tai ką, perinam prie ligoninės toliau? Jo, arčiau. Tai gal jūsų įspūdžiai, kadangi susitikot su palangiškiais, su medikais, matėte jų problemas, kokios jos ir kaip jūs kaip liberalas įsivaizduojate galbūt galimus kažkokius sprendimo būdus tų problemų? Problemos, kurios yra sveikatos apsaugos organizavime Palangos mieste, man yra svetimos, kadangi asmeniškai pažįstu jūsų ligoninės Virgito Kirstuką, jis yra mano kursiokas ir mes esam diskutavę tiek su juo, tiek lankydamiesi su sveikatos reikalų komitetu Klaipėdos apskrityje, tos klausimus aptarę, bet šios dienos atvykimas čia buvo tikrai naudingas dėl to, kad buvo vietoje pasižiūrėta į tas problemas, kurios yra iškilę ir kurias sprendžia vietos medikai ir sprendžia sunkiai ir galbūt jiem kitą kartą sunkiau iš Palangos patekti iki Vilniaus ir jie perdavė tas problemas man, kad aš jas nunešė iki sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų institucijų, kurios turi sprendžiamą galią. Tai aš tada norėčiau išdėstyti pagal mūsų lankymąsi. Su pirma, tai ligoninės problemos. Tai buvo iškelta idėja, kuri nėra nauja ir kuri buvo Lietuvos sveikatoje aprašyta kaip tik vakar dienos numeryje dėl pirminių ir antrinių paslaugų lygio sujungimo. Konkrečiai buvo iškelta idėja, kad atseparavimas greitosios medpagalbos priėmimų kambarių darbo nuo antrinio lygio ligoninės yra neracionalus. Pilnai reikia su tuo sutikti, kad įstatymai nėra tobuli ir mes jau dirbam toj srityje liberalai ir bandom inicijuoti, kad šitos sritys būtų apjungtos ir kad ligonių srautas, kuris turi nuvykti į Klaipėdą, neturėtų jokių problemų. Dėl to, kad, kaip išsiaiškinom, ir čia yra taip, kad buvo greitosios medpagalbos mašinos išvykę yra arba į kitas ligoninės išvežę ligonius, o ligoniai savo problemų lieka čia. Aš pamačiau, kad tikrai Palangos medikai išsprendė yra racionaliai tos dalykus, jie nenuėjo absoliutaus naikinimo keliu, kad yra ir operacinės pasiruošę ir tokiu atveju, jeigu yra galimybės pervežti ligonį į aukštesnio lygio klinikinę ligoninę, gali pasitvarkyti medikai vietoje, jie turi kvalifikaciją, specialistus. O tos idėjos, kurios buvo iškeltos, reiškia, kad reikia apjungtos tarnybas, tai aš manau, jos yra pilnai racionalios, mes jas kaip liberalai palaikom ir aš manau, kad šitas dalykas ras palaikymą ir vyriausybė, jo labiau, kad ministro nuomonė taip pat linksta į tą pusę, kad reikėtų šitas tarnybas apjungti ir valdymo išlaidos sumažėtų. Ir tą, ką mes padarėm 97 metais, ne mes gal padarėm prieš tai buvusios vyriausybės, bet tęstinumas vis tik darbų yra. Reikėtų vis tik tai realizuoti ir pasiūlyti racionalų modelį. Toliau Palangos med tarnybai antrinio lygio ypatingai aš matau, kad trauktis nėra kur. Yra vienas kelias. Gali valstybė tik tai didinti asignavimus sveikatos apsaugai. 60 lovų, 18 000 gyventojų tai yra optimalu, daugiau sumažinti nėra galimybės, konsultacinė pagalba turi būti.
Aš manau, tik finansavimo lygį protingai turėtų žiūrėti tiek teritorinė ligonių kasa, tiek valstybinė ligonių kasa, tiek sveikatos apsaugos ministerija. Neturi rėkti, reorganizuoti. Reorganizacija čia jau įvykdyta. Reikalingas tik tai normalus finansavimas. Finansavimas turi vykti, kadangi gyvena teritorijoje gyventojai, kurie turi gauti atitinkamo lygio antrinę medpagalbą. Antra problema, kur susidūrėm su Gintaro reabilitaciniai asmens sveikatos priežiūros įstaigų, tai vaikų reabilitacija, tai nėra nauja tema man, kadangi mes lankėmės Druskininkuose Saulutėje panašaus profilio, aš esu lankęs Utenos panašaus profilio lygio ligoninėje. Esmė tame, kad šitam gydymui, reabilitaciniam, antirecidyviniam ir sveikatą grąžinančiam vaikų gydymui yra skiriama 20% privalomų sveikatos fondo lėšų skirtų reabilitacijai. Šiais metais tai sudaro 15,6 milijonų. Per pirmą ketvirtį šitų lėšų, turėjo įsisavinti per Respubliką 3 milijonus, buvo įsisavinta 1,5 milijono. Esmė tame, kad paslaugos nėra limituojamos gydymo įstaigai, bet reabilitaciniai, bet yra limituojamos pirminiai grandžiai, kuris siunčia ligonius. Ir siuntimas yra sulimituotas, praktiškai lėšos lieka neišnaudotos, vaikai negauna reabilitacinio sveikatą grąžinančio gydymo, jie tampa invalidais, dėl to, kad mes pražiūrėjom statistiką, per Respubliką vaikų invalidumas padidėjo 2,7 karto. Ta problema mes kėlėm sveikatos apsaugos ministrui gegužės mėnesį, liberalai. Mums buvo pažadėta, kad bus peržiūrėtos indikacijos siuntimo, kad bus peržiūrėti sveikatos apsaugos ministro įsakymai. Viskas yra sprendimo stadija. Čia atvažiavę dar kartą įsitikinom, kad ligonių srauto nėra tokio. 270 lovų, šiandien guli 101 vaikas. O kažkur 180 sėdi namuose, nors jie turėtų būti šitoj gydymo įstaigoje ir gauti gydymą. Gaunasi iš valstybinės ligonių kasos pozicija, kad šuo ant šieno sėdi ir neatiduoda pinigų, kurie priklausytų vaikams. Nesenai spaudoj faktas, kur vaikas numirė jo. Taip, galbūt sutaupys, bet iš taupimo šios Lietuvos ryto, matėte, bronchinį astmą, kur profilis jūsų šitos sanatorijos, kur haloterapiją būtų gavęs tas vaikas, būtų gavęs medikamentus, jis būtų gyvas. Būtų visuomenės narys ir gal po 10 metų absoliučiai sveikas būtų. Dabar prarastas yra dalykas per taupimą. Tai yra neatleistini dalykai ir normalioje valstybėje sveikatos apsaugos ministras ir valstybinės ligonių kasos direktorius turėtų atsistatydinti. Lietuvoje yra kitaip, bet tai mes judam link demokratijos ir judam prie to, kad valdininkai turės atsakyti už savo sprendimus neteisingus. Ir trečia problema, kurią mes susidūrėm su Kauno medicinos universiteto psichofiziologijos ir reabilitacijos mokslinio tyrimo institute, tai irgi yra bandymai iš aukštesnių institucijų suardyti tą mokslinio tyrimo įstaigą, kur yra pedagoginio, mokslinio tyrimo ir klinikinė bazė. Nori klinikinę bazę atskirti, paimti bazę ir palikti suskaldytą tą institutą. Tai aš manau, kad susirūpinimas darbuotojų, kur mokslinis potencialas tikrai aukštas yra, kur yra ruošiami mokslo daktarai, kur yra ir magistratūros bazė, puikiai galėtų būti ir doktorantūros bazė, ir ruošia šitą dalyką. Ir aš manau, kad liberalų pozicija tai vienareikšmė šiuo atžvilgiu. Dėl to, kad yra bazė ta, kuri aš baigęs 70 metais, aš atsimenu nuo senų laikų, kada jį buvo kūrimosi stadijoje, gal 76 ar 5 metais, buvo labai silpna, bet šiuo metu tai yra galinga mokslinė bazė ir moksliniai tyrimai yra antiek užleisti Respublikoje, kad reikėtų džiaugtis, kad tokia bazė būtų. Aš manau, ar tai bus valstybinis mokslinio tyrimo institutas, ar tai prie universiteto, ar Kauno, ar pagaliau netgi Klaipėdos, kas regioniniai politikai būtų labai reikšminga bus šitas institutas, bet aš manau, kad jis turėtų išlikti ir mes dėl tos pozicijos pakovosim. Mes prižadėjom, aptarėm tos klausimus, nusistatėm taktiką, kontaktus. Aš manau, kad aš galiu tik padėkoti šiandien visų įstaigų vadovam, kuriuose lankėmės dėl jų geranoriškumo, kad jie sukvietė kolektyvus, išsakė problemas, o mes iš savo pusės, kaip žmonės, kurie rinkti ir atstovaujam interesus jų, pabandysim pakovoti už tų
dėl tų idėjų, kurios buvo pareikštos ir kurias mes kaip racionales iš savo partinių Kiekvienoje pozicijų. įstaigoje sutarėm Tai ačiū kažkokius labai konkrečius žingsnius, Taip. ką mes galėtume nuveikti. Gal tai kai kuriais atvejais nebus daug, gal tai bus ir pakankami dalykai, bet savo poziciją mes iš tikrųjų pakankamai greit galėjom pasakyti, kaip mes galvojam, nes problemos akivaizdžios. Nėra, kad tai būtų kontroversiškos ir į vieną pusę, ir į kitą. Ne, problemos iš tikrųjų yra akivaizdžios, tiesiog iš Vilniaus iki Palangos yra toli ir tas 330 km atstumas yra toks, kad tos problemos atrodo toli kaip Antarktidai. Tai vat mūsų dabar misija ir tikslas būtų vis tik tai atnešti tas problemas arčiau iki Vilniaus. Kada mes dar galime tikėtis liberalų frakcijos narių apsilankimo Palangoje? Jeigu tokia žavinga korespondentė klausimės, tai galim ir po savaitės. Nieko prieš. Tai ačiū. Ja. Gerai, ačiū.